Nu, labas rytas visiems. Šiandien esu Kaune, vasario 1, ant Kauno marių, spaudžia šaltukas, -14 dabar, kiek tenais, jeigu nedaugiau. Tai šiandien bandysim gaudyti Kauno marių ešerių. Nu, naudosiu spiningėlį, nedidelį velniuką su tokia va sistemėlė. Čia švinas, kabliukas, avižėlė. Ir bandysim ieškoti ešerių. Tai principas gaudimo daužimas švino į dugną, sukelia debesį tokį ir ešerys, jeigu yra kažkur aktyvus, gali ateiti ir pabandyti ten užkibti. Tai pabandysim šiandien pagauti kažką Kauno mariose. Nu tai va, gaunasi, kaip atrodo čia važiavus prieplauką, tenais vat toliau Hesas kažkur tai matosi, o brolis bando jau kažką pagauti. Ten dar matau tolumoj porą žvejų stovi. Čia gaunasi aikštelė. Nu, jeigu ką, ten eisim į tą antrą pusę pabandyti po pliažą paieškoti ešerių. Žiema, gražu, viską, einam žuviai bandyti gaudyti. Grešim porą šių. Atrodo, kur stovi, čia liktais va. Čia netoli yra, ar tik kranto vieni kiti toliau. Nu va, dabar parodysim gaudimo principą. Va, sargelį maždaug tiek palieku, kad matyčiau vat kibimą. Įleidžiam velniuką su sistema. Priviniojam valą. Nu, patikrinam gylį, maždaug čia apie 3-2,5 metro kažkas tokio. Nu ir va, gaunasi, turim nuleisti šviną tiek. Aišku, kad jisai daužtųsi į dugną, kad mes jo neprilaikytume. Kad nebūtų vat, per žemai, tiesiog galim kibimo nepamatyti. Ir negali būti va, tai vat, per aukštai, jis negali šokinėti. Todėl reikia stengtis, kad švinas vat, pagaut tokį momentą, kad švinas muša į dugną ir tiesiog vat, sargelį šiek tiek prilaikyti, tada geriausiai matosi kibimas. Nu, ir va, tarkim, gaudant reikia pakartoti 30-40 kartų. Nu va, gaunasi truputį į priekį tenais. Nuo šitos eketės per kelis metrus yra pakilimas toksai kalniukas ir čia va, gaunasi apie 3 metrai, ten maždaug apie pusantro.
O gylis gaunasi, čia buvo maždaug 1,40 m, ties dėžės 3 metrai. Bet kol kas nieko nėra. Va, gaunasi ešerių. Nebuvo nei vieno kibimo šitose vietose, einu bandysim kitur. Gaunasi čia atėjau pabandyti pliažą ir ten palei krantus bandžiau, nebuvo kibimų kol kas. Čia vat atėjau irgi apie 8-7 metrai. Čia irgi vat panašus gylis buvo. O čia vat jau šitokie atėjai buvo per 3 metrus žemė mažesnis gylis kažkur tai. Čia gaunasi nuo tos kitos akėties nedidelis atstumas ir toks didelis nustaigus pakilimas. Dėl to vat noriu tą kraštą parandę pasigauti ir pažiūrėti šitą plotą kažkiek. Ten vat paėjau, vat, kur meškerė dar keliais metrais toliau, tai dar 3 metrais mažesnis gylis. Tai vat pasigauti kur viršus, kur apačia ir bandyti tą šitom plotę kažkur ieškoti. Gal atsilieps kokio įkėtė koks ešeriukas. Skirtumą parodysiu. Skylės visas eketes patikrinau, nieko. Bandysiu gal ten kur nors dar. Va, gaunasi daug akėčių praėjau. Ir va, šito akėtėj pirmą papuolę. Pirmas toksai vat ešeriokas. Dar vienas toks gražuliukas. I lost it. Kablį nulaužė.
Pasvodo trugliaro pabandysiu šitą. Ketinimą. Gavosi, nulaužė tą avižėlę ant to vatruliuko, tai pabandau paprastą. Ir gavosi, atrodo, nėra, bet dabar liktais vienas bandė paimti. Dažniausiai būna pabėga. Lenkia, bet nepakirto. Vadinasi, yra susidomėjimas. Irgi gražus ešeriukas ant avižėlės. Ir jeigu kimba, reikia gaudyt, kol nebekips. O ne pult gręžiuotis ir baidyti. Nes jeigu būrelis atėjęs, reikia pabandyti tą būrį apsigaudyti. Kai nustoja, tada galima ieškoti. Another good size perch. Mažiukas dabar šitoje ketėje užkibo. Bet gaunasi, vienoje ketėje darau apie 10 pakelimų, jeigu žuvis atsiliepia per tą laiką, tai galima bandyti daugiau, bet jeigu neatsiliepia, vadinasi, reikia ieškoti. Šiandien irgi visą dieną ieškojimas buvo tų ešerių, tik po pietų pirmus pagaut pradėjau. Atrodo, irgi ir gyliai buvo parinkti, ir duobės, ir nuo 3, ir nuo 4 metrų, ir 8, ir viską, bet ne. Dabar maždaug grįžė apie 2,5-3 metrai ir prašau. Vadinasi, pakilę maitintis prie kalno. Šias didesnė. Dar vienas gražuolis. Kauno marių ešeriukas. Gal žinai, atėjo. O čia, kaip sakant, eina į seklumą. Padės prie balantyro. Taigi, čia gali padėti. Arba šalia dėžės. Jekite, ne? Jo. Mano brolio sistemus tokį nediduką pagavau dabar.
O brolis pagavo ant balansyrą mažiuką starkiuką. Tai va, ką pavyko pagauti talpos, vat, keletą šeriukų. Ką ten porą kėbimų buvo vienas kitas, bet... Ir va, gaunasi ten, kur brolis starkiuką netyčia pagavo, aš čia vat irgi didesnį plotą spindulį gręžiojau, bet daugiau kažkaip nelabai. Mano meškrytė ten, vat, tiesiog niaukėsi po truputį vakarėje, kaip sakant, tai truputis ir namo. Nu tai va, gaunasi, šiandien kaip ir baigsiu žvejybą jau. Nu, ką pavyko pagauti kažkiek ešeriukų. Vienas tas mažiukas starkiukas užkibo. Ir daugiau, kaip sakant, kaip ir nieko kol kas. Tai va, tiek informacijos iš Kauno marių, iš Pažaislio, kaip sakant, iš pliažo. Tai va, iki kitų laidų, iki susitikimo viso visiems.